Atvyko kunigaikštis Algimantas iš Žemaičių ir kunigaikštis Daujotas iš Jotkių. Kunigaikštis Daujotas ateina pirmas. Matau, kunigė, matau. Bet karalius jau užvakar siuntė tavęs. Vis verti karalius savęs laukti. Oi, nevalia tau šitaip kalbėti, nevalia. O jam taip manyti. Mano žemės toli, mano kaulai seni, bet aš keliuosi, kai karalius kviečia. Tačiau pasakyk man pirmiausia, bičiulė Treiniau, ko Mindaugas iš manęs nori. Tai jis pats tą pasakys. Nesmalsauk, tik kai į vidų ir lauk, karalius tai ateis. Jei aš atėjau čionai, tai eisiu ir toliau. Ir jei karalius manęs laukia nuo ryto iki vakaro, aš jo lauksiu nuo vakaro iki ryto. Išdidė tavo kalba, kunigaikšti. Bet ar nebūtų ją geriau palikti apačioje, ten pat, kur savo ietį palikai? Nesinešiojugi, aš ietės. Nes esu kryvis, skelbė žmonėms dievų valią, su dievų žinioje. Jie mane saugos ir be ietės. Ko nori? Tavo kalavijo, kunigaikšti. Jo, aš tave perskelsiu pusiau. Atiduok kalaviją, tau sako. Tai būtų pirmas kartas, jeigu tai padaryčiau. Dar žodis beprotį ir tavęs jau neišgelbės niekas. Ir durkla, kunigaikšti. Ir durkla? Kaip tik jis mums labiausiai reikalingas. Ir pagalvok, ar dar kokio ginklo neslėpė savo drabužėse. Ne? Treiniau, bičiuli. Seniai bebuvai vorotoje, žinai tik jos pirmykščius papročius, bet ne naujosius įstatymus. Jie privalomi net pačiai karalienei. Dar šuo nepakeitė plauko nuo paskutinio karto, kai čia lankiausi. Įstatymai keitėsi daug syk. Atėjai su geromis žiniomis? Žemaičiai liepė pasakyti, kad nuo to laiko, kai Mindaugas išvaikė Romos kunigus, esame jo bičiuliai ir užmiršame visas neteisybės, kurias jis mums padarė. Tai pati geriausia žinia, kokio sulaukėme žemaičių. Žemaičiai atsako Mindaugui taip, kaip jis juos užkalbina. Bet pasakyk, kokia ten baidyklė, kurią ką tik sutikau prie pilies. Vorutoje daug baidyklių. Žemaičiuose kalbėta, kad visi kunigai iš Vorutos išvaikyti, o ką dabar sutikau patį Romos vyskupą. Taip, jis vaikštinėjo čia gyvas ir sveikas, kol karalienė buvo gyvai, jis ateidavo pas ją klausyti išpažinties. Žemaičiai šito nežinojo. Jiems ir nereikėjo žinoti. Mindaugas niekada nebuvo krikščionis. Jis priėmė krikštą tik todėl, kad popiežius už tai siūlė karaliaus karūną. O Mindaugo sūnus, tosgi karalienė mokino taip, kaip liepė Romos vyskupas. Jie dar vaikai Algimantai. O vyriausias sūnus Vaišvilkas, tasgi pasistatęs vienuolyną prie Dniepro tarnauja bizantiečių vyskupui, kas bus, jeigu jis sugrįš į Vorutą? Jis yra čia.
Bjaurą Žemaičių neapgavau. Buvo nelengva jiems įkalbėti, kad Mindaugas yra tas tikrasis vyras, su kuriuo reikia kartu laikytis. Šiandien aš ir pats nebetikiu žodžiais, kuriuos dar vakar kalbėjau. Esu karaliaus gyvybės sergėtojas, o šimtai žudikų taikosi ją iš visų pusių. Turiu žinių, jog vyskupas Aleksandras atsiuntė šiandien indelį su nuodais. Nepajėgs Mindaugą pribaigti durklų, bandys nunuodyti. Nuodus saugo vienas iš vyrų, tačiau kuris? Tai žino tik vyskupas, todėl jį palikau gyvą. O Mindaugas apie nuodus žino? Ne. Ta pasakiau, nes manau tave bičiuliu esant. Ir mokančių tylėti. Velionės karalienės sesuo, kunigaikštienė Morta ir jos vyras kunigaikštis Daumantas. Kviesk. Esame čia, kaip karalius liepė. Karalius tu ateis. Šį vakarą surinkti sričių valdovai ir varoto žmonės. Man regis, karalius turi svarbų pranešimą. Nesunku atspėti, kas tai galėtų būti. Bajoro susirinkime šį reikalą jau svarstėme ir jeigu karalius norės išklausyti mūsų mintis, mes jas išsakysim jam toj pat. O, mūsų bičiulis Algimantas. Aš nujaučiu, jog šventasis kunigaikštis Vaišvilkas man nori kažką pasakyti. Trainių bičiuli, aš tik noriu pasakyti, jog šiąnakt grįžtu atgal į savo vienuolyną. Bet prieš išeidamas norėčiau susitikti karalių, savo tėvą, kad galėčiau su juo atsisveikinti. Su karaliumi savo tėvų kunigaikštį galėsi atsisveikinti kiek vėliau. Dabar jis nori pabūti vienas ir patariu jam netrukdyti. Tau neteks kęsti žiauraus valdovo pykčio. Galiu palaukti. Vaišvilkai, tu labai klysti. Trainaitis vienintelis visoje Vorotoje, kuris prieš karalių nedreba. Ypač po karalienės mirties Mindaugas klauso kiekvieno jo žodžio. Kodėl kaip tik dabar? Netrukus sužinosi. Šis vyras bus karaliaus uošvis. Kaip? O taip. Mindaugas ima naują žmoną, o Trainaitis turi guvę dukterį, gražią ir protingą, kuri Mindaugui itin patinka. Ji karalių maitina iš savo rankos. Mano motinos atmintis jau nyksta šioje žemėje. Kunigaikštis Tautvilas iš Rygos. Kunigaikštis Tautvilas? Karaliaus sūnėnas? Mano brolis žudikas? Trainiau, atiduok mano kalaviją. Šį vyrą aš noriu pasveikinti taip, kad jis nespėtų man atsakyti. Ramybės! Leis pagalvoti. Ko čia galvoti? Tegul užeina. Karaliaus įsakyta šį vyrą bet kur ir bet kada sutikta nukauti. Tai buvo tuomet, kai jisai bėgo, dabar pats ateina. Įsakymas lieka įsakymu. Aš atsakysiu karaliui. Ir aš turėsiu ramiai žiūrėti, kaip čia įeis ir puikuosis mano brolio žudikas. Kviesk. Dieve padėk, didieji vyrai. Taip. Nenorite kalbėti, vakar oras vėsos, galima gauti slogą. Ką aš matau? Juk tai Trainis, kurį karalius pasiuntė prieš mane, kai aš grįžau iš Rusų. Tuomet manęs nesučiupai, nors ir ilgai medžiojai. Gaila. O dabar matai, pats atėjau pas tave. Verčiau patylėk, o jeigu kalbi ne taip garsiai. O čia berods Daumantas, kurio brolis kėsinosi į mano gyvybę, bet pats ją prarado. Morta, kurie nuomet buvo dar mergaitė. O dabar leisk man nusilenkti tau, kunigaikštį. Ar negali rasti galą savo kitoje vietoje, Tautvilai? Verčiau būtum ėjęs tiesiausiu keliu į peklą. Aš tik pro šalį eidamas užsukau. Noriu savo tėvo brolį Mindaugą pasveikinti. Jis tave sukapos į gabalus. Mindaugas žinos, kas jam daryti. Tautvilas taip pat. Ordinas tavęs neišgelbės. Argi nežinai, jog Mindaugas nusiplovė krikštą, jog liepė suimti vienuolius šventikus ir 30 nužudė? 29. Tu būsi 30.
ateis ir mano eilė. Tačiau esu tikras. Dėl vieno, kai nukaksiu peklą, jūs visi jau lauksit ten manęs. Tavo galvo, aš taip pat galėčiau nuridenti žemę, nuo Mindaugas už tai. Galėtum nuridenti tavąją. Kas nutiko? Nebliauk, Likavina, šedamas vėlgi kalbė kaip vyras. Aš nekaltas, aš Senis nekaltas. turėjo paslėpęs drabužiuose durklą ir laukė karaliaus. Viskas šalin. Kur? Ar tada reikia klausti, kas eina pas karalių su durklu, tam turi būti nukirsta galva. Gerai, žmonės, gelbėkit mane, aš nekaltas. Pakvieskit čionai karalių, aš noriu pasakyti, noriu paaiškinti. Važvilkai, neleis skriauti, savo žmogą. Palaukit, aš to jau kalbėsiu su tėvu. Aš einu su tavimi. Ramybės, veskite jį greičiau šalin. Gerai, aš išeinu, bet girdi Mindaugo sukčiau žudikė iš Pacalų. 39 dievų prakeiksmai krisant tavęs supažucino savo durklą, ar tavo sūnus mirs nuo tavo durklo. Negi Daujotas iš tikrųjų kėsinosi į karaliaus gyvybę. Juokinga. Silpnas vėjo papučiamas senis bandys nužudyti karalių, kuris supa ginkluotą sargybą. Negi jūs, vyrai, nesupratote, kas čia atsitiko? Čia net vaikui aišku. O jūs klausėte, kas čia buvo? Tuomet sakyk, jei žinai. Tai buvo žmogžudystė. Negirdėjau, ką sakei. Žmogžudystė taip. Senasis Daujotas karaliui buvo tarsi krislas, sakysi. Jis nesilenkdavo Mindaugui. Nepaklusniojo jos rytis, nemokėjo duoklių. Todėl karalius senį atviliojo čionai, liepė jį neteisingai apkaltinti, kad galėtų nužudyti. Tad tai ir įvykdyta. Tikriausiai jau dabar karaliaus tarnai žudo Daujoto artimuosius. Ir kai saulė patekės, dar vienas rytimi taps didesnė Mindaugo valstybė. Tyliau, mano neprotingai žmona, aš tavęs labai prašau. Tu taip tik galvoji, kas žino, kaip yra iš tikrųjų. Kaip? Jūs dar svarstote. Tarsi nepažinotumėte Mindaugo. Argi ne jis liepė nužudyti savo brolius, kad galėtų pasiimti jų žemes. Ar ne Mindaugas vieną po kito nugalabijo savo giminės ir artimuosius, iš kurių žemė ir sudaryta jo valstybė. Gal jūs visą tai pamiršote? O taip, jūs puikiai žinote, kad tos galvos, kurios praeitį prisimena, tos nulėkė pirmos. Jūs ramiai žiūrėjote, kai išvedė vargšą senį. Kas jūs iš tiesų esate? Vyrai ar pjaunami avinai? O gal jūs tikitės, kad senasis vilkolakis, kurį jūs savo karaliumi garbinate, kada nors bus kraujo lygi valiai prisilakęs? Laukite, laukite, tik savo eilės. Jie ateis netrukus. Gal dabar būsi vedamas tu, Algimantai? Gal tai bus tavo galva, Trainiau? Gal ji nulėks rytoj? Lygiai taip pat. Jie gali būti ir tavoji, Daumantai. Mindaugo kardas jas nukapos, lygi pašaknių. Nieko kito ir nesate verti. Tokie nevėkšlos kaip jūs. Karalius eina. Neateinu dabar pas jūs kaip valdovas ir karalius. Atėjau tik tai pasveikinti savo
brangųjį sūnėną Tautvilą, kuris, kaip girdėjau, yra atvykęs į Vorutą. Kuris yra? Negi mano didingas dėdė nepažįsta savo niekingo sūnėno. Išvaizda pasikeitus. Bet kalba ta pati. Atrodai vyresnis. Amžius daro gėdą galvai, bet ne kojams. Tegul Tautvilas apsistoja. O kunigaikščiai te pažiūri, ar ant jų stalo visko užtektinai. Tai egzekvijos, kurias rengėme Velionės karalienės atminimui. Ir visi privalo būti tiek pat linksmi, kiek liūdni jie buvo laidotuvėse. Karalius gailestingas. Dėkoju, didžiavyriai. O dabar eikite ir darykite, kaip sakiau. Jūs džiaugiatės? Džiaugiatės mane matyti? Labai, kunigaikštinė Morta. Ir tuomet, kai dar buvo gyva karalienė, mūsų motina, mes visuomet laukdavom tavęs atjojantys svečius. Tik tai tu pas mus atydavai gan retai ir trumpai tą pabūdavai. Dabar tu turi likti ilgam. Mes jau prašėme karaliaus ir jis pasakė, kad būtų gerai, jei tu liktumėjai. Jūs mylite mane? Labai. Ir aš labai. O jeigu kada ateis koks vyras ir pakels kardą iš mano galvos, ką darys Ruklys? Aš verksiu? Niekada. O ką darys Rupeikis? Atkeršys. Bet neverks. Karaliai neverkia. Aš tą vyrą prašyčiau, kad jis nieko blogo tau nedarytų. Karalius neprašo. Rupeikis bus karaliumi. Tėvas taip sako. Ir ką tu darysi, tapęs karaliumi? Surinksiu savo kariūnus ir jos į aukso ordą. O ką tu veiksi aukso ordai? Nukausiu visus totorius, o didįjį Haną atsivesiu į Vorutą. Kai lipsiu ant žirgo, jis palaikys mano balno kilpą. O jeigu jis nelaikys? Tai lieps nukirsti jam galvą. Tada Ruklys laikys kilpą. Kaip? Ruklys juk tavo brolis. Karaliai neturi brolių. Aš tau turėsiu laikyti kilpą? Niekada. Tuomet ir tau liepsiu nukirsti galvą. Rupeiki, ką tu kalbi? Negi tau jo nebus gaila. Karaliai nesigaili. Vadinasi, tu nepasigailėsi ir manęs. Tavęs? Taip, tave myliu. Ir karaliams leista mylėti? Mylėti galima, bet nevalia to rodyti. Kai būsiu karalius, atimsiu tave iš Daumanto. O jeigu jis neduos? Tai liepsiu nukirsti jam galvą. Tu esi Mindaugo sūnus. Ir tėvas taip sako. O kieno sūnus aš esu? Tu esi savo motinos sūnus. Todėl ir myliu tave labiau už Rupeikį. Mylėti nemylės, bet už tą drebės. O tai yra kur kas svarbiau. Ir prieš mano tėvą, karalių, visi dreba. O kai šalį įsibrauna priešai, tuomet jis uždega pavojaus laužą ir greitai laužai suliepsnojant visų kalbų. Kariūnai sveria ginklus ir sako, karalius kviečia. Ir tuomet jis vienintelis, kuris gali visus išgelbėti, nors jo nė vienas nemyli. Vaikai miegot. Pasilik, Morta. Labanakt, kunigaikštinė Morta. Labanakt. Labanakt. Labanakt, karaliau, mano tėve. Labanakt, Rupeiki, mano sūnau. Labanakt, tėve. Labanakt. Matau, vaikai myli tave, Morta. Jie mano sesers sūnus. Ir tu juos myli. Aš juos mylėčiau dar labiau, jeigu jie nebūtų tavo sūnus. Išdidi ir atžadėsi, kunigaikštinė. Kad tu padarai su Daujotu, vargšu seniu.
Padariau tą patį, kad padarysiu su bet kuriuo kitu, jeigu reikės. Ir padarysiu tą patį su tavimi, Morta, jeigu reikės. Daug ko tu nesupranti. Ateis laikas, tau šitą paaiškinsiu. Tada gal mane suprasi. Šį kartą įsidėmėk tik tai, ką tau dabar sakau. Saugokis mano pykčio, Morta. Nes nuo jo tavęs niekas neišgelbės. Gali mane kaltinti ir peikti. Neatsakysiu tau neapykantą, jeigu kalbėsi su manimi akis į akį. Bet tu kurstai mano žmonės. O tai didžiūnė tau gali kainuoti galvą. Tikiesi mane išgąsdinti, kaip silpna moterį. Tu nesi silpna moteris. Tu žvelgi toli, matai ir supranti daugiau negu kiti. Todėl norėčiau laikyti tave savo bendrininkė ir bičiulė. Buvo laikas, kai aš pati šito troškau. Esu kaltas prieš tave, Morta. Mindaugai, paklausyk, ką aš tau pasakysiu. Aš tau atkeršysiu už tai. Atkeršysiu tau dar gyvam esant. Kunigaikštienė Morta, neužmiršk, ką aš tau ką tik sakiau. Nepripažįstu gailestingumo, nes esu karalius. Nesigailėjau savęs. Nesigailėsiu ir tavęs. Bet dabar sakau tau, susitaikykim. Niekada. Aš pripažįstu savo kaltę ir ją atpirksiu. Pamatysi, kaip atpirksiu. Bet jei man prieštarausi, priversiu tave nusilenkti. Jei nesilenksi, parblokšiu tave. Dabar tą žinai. Čia tavo duktė, Trainiau? Taip, kunigaikšti. Graži merga. Ką sakei? Sakau, graži merga. Tokia pat graži kaip motina. Ir protingesnė už tėvą. Na, gera duktė tėvui bus gera motina vaikams. Tu liepėjai man ateiti, tėve. Ar galiu vėl išeiti? Ne. Tu turi likti čia. Ir nestovėk nuo šalyje. Tu daugiau nebe tarnaitė, kuriai reikėdavo ragauti po truputį visko, kas tik būdavo paduodama į karaliaus stalą. Kad sužinotume, ar valgis neužnuodytas. Mindaugas tavimi pasitikė labiausiai. Todėl šį kartą tu turi būti arti jo. Aš labai bijau, tėve. Kunigaikščiai dėl bakioja mane lyg pikti vilkai. Greitai jie inkš iš laimės galėdami tau kojas palaižyti. Tu gąsdini mane, tėve. Trainiaus ranka pakankamai stipri, kad tave apgintų dukra. Gerai, tėve. Aš jūsų kviečiau draugėn šio nepaprastu metu, nes man reikia pasakyti jums kelis svarbius žodžius.
Ir dievai man davė ženklą tai padaryti šiandien tuojau pat. Bet ko nori sargybinis? Kalbėk. Karaliau didžiojo totorių Hano pasiuntiniai su savo tarnais ir dovanomis nori įeiti. Tai įeina. Didysis Hanas siunčia tau draugiškus linkėjimus Vorotos valdovui. Šie vyrai atkeliavo su manimi, bet pirmiausia, leisk išsakyti savo džiaugsmą. Kogi džiaugiasi mano bičiulis? Dėl mano apsirikimo. Kelyje girdėjau, kad tavo karalienė numirė, bet štai matau ją prieš tave. Tokia stotinga, tokia žydinčia, kokios dar nėra mačiusi mano akis. Priimk didžiojo Hano sveikinimą, didžioji valdovė. Tai ne karalienė, gerbiamasis, nors labai ją panaši. Ką sakai? Tai ne karalienė. Gaila. Tu apsirikai svetim šalį, nes karalienė tikrai mirė prieš kelias dienas. Gaila. Toji, kurią pasveikina, yra Velionės karalienės sesuo. Mano žmona. Gaila. Ir man totoriau gaila, kad apsirikai. Bet dabar kalbėkime apie tai, ką būtina aptarti. Pirmiausia, apžiūrėk valdovė, kad tau siunčia didysis Hanas. Jis pats apėjo savo lobimines ir išrinko šios daiktus, kuriais nori pradžiuginti savo draugo širdį. Šis kardas buvo didžioji Čingis Hano brangenybė, kurią iš Pekino į Karakumus parsivežė. Štai šitie auksiniai dubenys su vingriausiais raižiniais iš Pišavaro, štai šią taurę Hanas parsivežė iš Samarkando, kai iš šį miestą nusiaubė taip, kad akmens at akmens nebeliko. Už tokias dovanas galima nusipirkti pusę karalystės. Už jas galima išlaikyti visą kariauną. Kas Hanui rūpi? Tik tai tavo draugystė, valdovė. Niekada nebuvau Hano priešas. Kalbėk aiškiau, totoriau. Ko Hanas nori? Eiti į vakarus. Ta jis gali ir be mano leidimo. Neleidimo prašo Hanas. Jis tik tai nori tarp 100 priešų čia bičiulį vieną atrasti. Ir tai būčiau aš? Nebūsi tu, bus kitas, bet Hanas nori, kad jo būtum tu. Kodėl būtent aš? Ar atsimeni, valdovė, kaip mano Hanas prie 10 vasarų su savo pulkais atėjo į tavo žemės? Jis grobė ir žudė taip žiauriai, kad to negaliu užmiršti. Neprimink mūsų didžiųjų klaidų, šveisusis. Ar to netapome tavo draugais, kai tik pamatėme, kad susidūrėme su tokiu vyru kaip tu? Ar tuomet pats su savo pulkais nejai su mumis prieš Lenkus? Lenkai pamokos tuomet buvo nusipelnę. Ir gavo. Jei Mindaugas bus Hano draugas, tuomet jis dabar su savo priešais galės daryti tą, kad tu kart su Lenkais padarė. Įsivaizduok, kas atsitiks, valdovė. Hanas tuo pačiu metu sudos vieną smūgį ordinui, kitą Lenkams, vienas tavo pulkų eis į šiaurę, kitas į pietus. O koks grobis jiems tiks? Hanas čia gerai sugalvojo. Mes iškart susidarosime ir su ordinu, ir su Lenkais. Tavo didžiūnai džiūgauji, valdovė, kodėl tu tyliai? Ar girdėjai, ką darys Hanas? Galvoju. Sumušęs ordiną ir nugalėjęs Lenkus. Jis atsisės man ant sprando. Ne, tu nenori suprasti, valdovė, kad tau Hanas siūlo. Kalbėk, parašyk, ką nori, tik tai neversk ieškoti draugų pas tavo priešus. Argi Mindaugas gali Hanui įsakyti?
tu man pats įsakyk valdovui keltis ir eiti. Pas Daujotą. Ir tą žinai, tada aš tau atsakysiu. Taip, jisai nėra tavo draugas ir Hano draugystė priims žemai lenkdamasis. Šį kartą ne. Bet dabar jau leisk mums eiti valdovui, mūsų laukia tolimas kelias. Jis nėra toks tolimas. Daujotas yra čia pat. Apačioj, prie pilies vartų rasi jo galvą. Valdovė, tu esi vertas didžiojo Hano. Tavo valstybė yra tokia maža, bet pagalvok, kas būtum, jeigu jinai būtų didelė. Prašyk, kad tik nori, tik atvyk pas Haną. Aš nevyksiu. Man labai gaila, valdovė, man 2 kart gailiau. Kalbėk aiškiau, totoriau. Pirmiausia, gaila, kad tu nesi Hano draugas. Antra vertus, gaila, jog Hanui reikės sutrypti tokį priešininką kaip tu. Tu man grasini, totoriau. Ne, valdovė, aš tik tau priminu, ką pats gerai supranti. Bet tu dar nedavė atsakymų. Tu esi gudrus, tu žinai, ką darai. Bet pamąstyk. Dabar tavo kaimynas yra sukalbamas, dabar tu gali prašyti 2 kart daugiau, jeigu leisi, valdovė. Mes liksime iki ryto tavo pilyje, tu dar apsigalvosi. Lik. Ir ragauk viską, kas yra ant didžiūnų stalo. O viską apgalvojęs aš esu jau daugybę kartų. Ir lieku prie savo nuomonės. Gaila. Čia yra mano sūnus Vaišvilkas, kuris ilgą laiką buvo toli nuo mūsų. Manai, klausiu tavęs, Vaišvilkai, kad atsakytum man kaip tėvui ir karaliui. Atsakyk taip, kad girdėtų tave visi, kurie tave myli ir pasiruošia tau tarnauti. Ar tu pasiliksi Vortoje? Mes tau nieko neprikaišėjom. Tik klausiam, ar tu grįši? Ne. Kągi jūs, esantis amžinoje tamsoje, galite prikišti man, kurio akis matė amžinąją šviesą. Ko norėtumėte paklausti jūs, kurie nieko kito nežinote, tik žudyti ir galabyti manęs, kuris tarnauja amžinajam gyvenime? Gyvenu savo vienuolyne todėl, kad šitaip manau savo Dievui gerai tarnaujas. Ir išeisiu iš ten tik tuomet, kai matysiu galėsias dar geriau savo Dievui tarnauti. Jeigu tai yra tikrasis Dievas... Tegul jis kalba. Jūs nusiplovėte Romos krikštą, išžudėte jų dvasiškius. Tas negerai. Bet Dievas jums atleis, jeigu sugrįšite, nors ir kitų kelių. Jeigu Romos vyskupas išeis, tuomet aš grįšiu. Jis išeis. Bet su manim ateis kitas vyskupas iš Bizantijos. Ir mes nereikalausime, kad mano tėvas ir karalius priimtų krikštą. Nereikalausime, kad jis lieptų savo sritims krikštytis. Mes prašysime tik tai vieno, kad jis neliestų mūsų vienuolių
Ir tai leidžia jiems gyventi tarp žmonių. Gana. Dabar jūs girdėjote žmonės iš paties Čevernaičio burnos, ko jis nori išduoti mūsų rusams ir totoriams. Jaunikaitį, kuris anksčiau buvai mano sūnus. Eik. Ir paskubėk. Nes jeigu dar 3 dienas tavo koja bus ant mūsų žemės ir tavo galva čia pasiliks. Aš pasistengsiu, kad jums užaugtų karalius, kuris man nepadarys gėdos. Tai bus Rupeikis, mano sūnus. Rupeikis dar mažas. Jis jau tokio amžiaus, kad už kelių metų bus vyras. Karaliau, mes esame labai nuliūdę dėl karalienės mirties ir rūpinamės Lietuvos ateitimi. Ar tu, didysis kunigaikšti, nepyksi, jeigu Trainaitis tau įsakys mūsų mintis? Tegul. Jeigu valdovė tu leidai, kad mes tau patartume, tai įsirink valstybei karalienę, o savo žmoną ir daryk tą kuo greičiau. Dėkoju kunigaikščiams už patarimus. Imsiu savo žmoną, o jums karalienę. Mes turime dar vieną prašymą, karaliau. Mes norėtume, kad naujoji valdovė nebūtų nei rusų, nei lenkų, nei totorių ar jotvingių kilmės. Mes norime, kad jinai būtų iš mūsų tarpų ir tokia, kuriai mes galėtume paklusti su meile. Visada buvau tarp jūsų. Koks yra karalius, tokia turi būti ir karalienė. Ir jeigu norite žinoti, kas bus jūsų karalienė, tai pasakysiu. Parodyk ją mums, valdove. Jūsų karalienė bus šitoji. Karalius juokauja. Tai Daumanto žmona. Ar nori pasakyti, kad Daumantas nėra vyras iš didžios genties? Ar tai, kad Daumanto žmona Mindaugui darytų gėdą? Nei viena, nei kita valdovė. Tik tai, kad Daumanto žmona yra žmona Daumanto. Buvo. Mindaugai, tai tavo paskutinis žodis? Mano žodis yra įstatymas. Tuomet. Kalbėgi, ko nutilai. Čia yra tokių, kurie drįsta karalių įsakinėti. Kur yra tas vyras, kuris man neleis. Te paima į skardą ir stoja prieš mane.
Prieš pat mirtį jūsų karalienė man pasakė šios žodžius. Pažadėk man, Mindaugai, jog išpildysi paskutinį mano prašymą. Ir aš pasakiau, prisiekiu. Ir tada karalienė tęsė toliau. Esu išrinkusi tau žmoną, Mindaugai. Kai numirsiu, turėsi vesti mano seserį Mortą, nes ji tavo vaikams bus tokia gera motina, kokia aš norėčiau būti. Tai išgirdęs sušukau, juk tai Daumanto žmona. Atleisk mane nuo šitos priesaikos, karalienė. Bet karalienė nieko neatsakė, ji mirė. Ilgai mąsčiau, ką man daryti. Ar atimti bičiulį žmoną? Ir tai būtų didelė neteisybė. Ar sulaužyti mirštančiai karalieniai duotą priesaiką? Ir Mindaugas ryžosi neteisybei. Nes neteisybė gyvam bičiuliui yra lengviau išperkama negu nuodėmė mirusiai karalieniai. Dabar jūs viską žinote. Po 10 dienų galėsite šią moterį karalienę šlovinti. Dėkoju jums. Viską esi gerai numatęs, Mindaugai, tik tai vieno ne. Juk aš nesu tavo vergi. Tu teigi prisiekęs dievams, jog imsi mane į žmonas, bet tai girdėjo tik mano sesuo, kuri yra mirusi, ir dievai, kurie nepasakys. O aš prisiekiu tiems patiems dievams, kurie... Nesakyk tų žodžių iki galo. Nes jei dievai priims abidvi priesaikas, tai ne žmonių valioje bus jas pakeisti. Aš prašau tuoj pat man atiduoti žirgą, kad galėčiau joti namo. Tu liksi čia. Mindaugas palieka mane kaip belaisvė. Iki tol, kol tapsi karalienė. Eik. Daumantai! Dievai mato, nenorėjau su tavim pyktis. Visada buvau tau draugiškas, nors tu ne visada buvai to vertas. Ir dabar, kai bičiulystės įrodymą, aš tau patikiu didelį žygį. Tu vesi karžygių pulką į Rusus. Dar šią naktį iškeliausi. Tu pulsi Rusus jiems to nenujaučiant ir kai grįši iš karo žygio, galėsi prašyti, ko norėsi. Ir tu tą gausi. Aš padarysiu daugiau, valdove, negu tu iš manęs tikiesi. Tautvilai, mano sūnėne, ko tos kuklus? Prisimenu senas dienas ir tolimus nutikimus, Mindaugai. Prisimenu,
klausydamas tavo paliepimų prieš kokį 20 metų jau pas rusus, kaip dabar Daumantas. Taip pat prisimeni, kaip tave sutikau sugrįžus? Taip pat. Tau tada labai pasisekė, Tautvilai. Nemaniau, kad mano vyrai tada grįž be tavo galvos. Bet tu juos apgavai. Labai šauniai apsukai, Tautvilai. Aš tada net susirgau iš pykčio. Po to tu apsikrikštyje, vildamasis, kad magistras, kaip prieda prie karaliaus karūnos, pridės ir mano galvą, bet ir tą kartą tau teko nusivilti, Mindaugai. Daug rūpesčių tu man sutikai, Tautvilai. Tavęs pergudrauti man nesiseka. Bet nereikėtų priminti man senų klaidų, nes kitą kartą... Kas? Mindaugas gali būti gudresnis. Aha. Kas? Tautvilas taip pat. Matau, sūnėnas vertas savo dėdės. Seniai tau laikas šitai suprast. Tavo paties labai. Jeigu tada tau būtų pasisekęs šis malonus pokalbis tarp mūsų nebūtų įvykęs, o mums dar daug apie ką reikia pasikalbėti. Taip. Nugastauju. Ar nepradėjai manęs nekęsti? Kokią pagarbą Tautvilas gali jausti žmogui, kuris norėjo nuimti jam galvą, bet nepajėgė? Daug lengviau ją nupirkti. Aiškiai kalba. Sėsk. Dabar mano galva apsukresnė. Tau teks mokėti daugiau. Neužmiršk, kad esu tavo tėvo brolis, neplėš. Neužmiršk, kad esu tavo sūnėnas, negailėk. Kogi Tautvilas nori? Polocko. Per daug. Imk Jotvingius. Polocką. Kas per daug, tas per daug. Imk Novgorodą. Polocką. Tu kietas kaip stumbro šikšna. Tokio reikia išsaugot Mindaugo karalystę. Tu sakai, kad kaina per aukšta. Taip ir yra. Gerai suprantu, kad aš dabar tau reikalingesnis daugiau negu bet kada. Ir džiaugiuosi, kad esu viską teisingai numatęs. Kągi esi numatęs? Kai tu mane kvietei čia atvykti ir siūlei savo bičiulystę, aš supratau, kad tu nori turėti mane prieš Daumantą. Tu žinojai, kad jis yra mano kraujo priešas ir kadangi tavo senas sumanimas yra turėti jo žmoną, tai netekęs vieno bičiulio tu nori kitą gauti jo vietoje. Nesgi Mindaugas netoks, kad įsigeidęs daiktą atsisakytų jo nepasiekęs. Ką tau galiu atsakyti, Tautvilai? Jei pasakyčiau, net tu žinausi, kad meluoju. Po to, ką tu padarai Daumantui, aišku, kad tu turi vienu bičiuliu mažiau ir vienu priešu daugiau. Su savo priešais aš pats susidorosiu. Saugokis, Mindaugai, saugokis. Jeigu jie tave nugalabys, aš dėl to nebūsiu kaltas. Tai Tautvilas nenori nusileisti? Ne per plauką. O jeigu Mindaugas nemokės, tai Tautvilas taps priešu? Tu ką, manai, kad Tautvilas toks kvailas? Kad jis darys? Palauks. Ilgai? Kol Mindaugo galva nusiris ir jo karūna nurėdės jam po kojų. Tai mano karūna tau rūpi. Ar nebus per didelė? Ne. Kai magistras vežė iš Rygos, matavausi, kaip dulėta. Imk Polocką. Tegu dievai tave saugo. Dėkui. Dėkui, bet geriau aš pats pasisaugosiu. Atsakyk, ar tas teisinga, ką tavo karalius daro? Man nedėra teisti karaliaus darbų. Šiąnakt tu vesi pulką prieš rusus ir tai bus didelė garbė tau. O Mindaugas mėgo su tavo žmona ir tai bus dar didesnė garbė. Nes tu, gal kunigaikštį užgės.
Gėda kunigaikščiams, kurie ir toliau tą pakęs. Anksčiau tu taip nekalbėjai? Anksčiau buvo viena, o dabar kita. Aš tau linkėjau tapti karaliaus uošviu, nes esi doras ir teisingas vyras. Tavęs klausau didelis rytis, dabar tu daug ką pajėgi. Bet kas tu būsi rytoj? Žino tik tai Mindaugas. Jis karalius ir stipresnis už mus. O kas yra karalius? Ar jo valdžia nesusideda iš mūsų galybės? Ar ne mes jį padarėm karalių? Ar jis valdovas ne todėl, kad mes jo klausom? Taip. Anksčiau ir Mindaugas vykdė tai, ką visi nuspręsdavom, o dabar turime daryti tik tai, ką jis liepė. Taip. Lik šiol jis grobdavo žemės, kaimus, gyvulius ir žmonės. O dabar pristoja prie mūsų žmonų. Ir ima graibytis apie mūsų kaklus. O mes lauksime, kol mus įsmaugs vieną po kito. Ką galingasis Trainaitis apie tai mano? Reikia daryti galą. Kada? Kuo greičiau, to geriau. Šiąnakt. O kaip? Po antrųjų gaidžių su jais didžiūnai prie Juodojo Šilo. Ten tas gali vykti. O karaliaus sargyba? Sutvarkysiu. O jeigu Mindaugas neis? Žinau, kad eis. O tu susitark su Algimantu, jį palenkti į mūsų pusę bus nelengva. Dar daugiau rūpesčių man kelia Tautvilas. Ką, Tautvilas? Kam jis tau? Jis turi būti su mumis. Ne, niekados. Tuomet atiduok savo žmoną Mindaugui. Gerai. Aš pirmas ištiesiu ranką, jeigu reikės. Bet ar esi gerai viską apgalvojęs? Tautvilas žinoma laukia Mindaugo mirties. Ir tam yra dvi priežastys. Pirma, sena jau neapykanta, o antra, Tautvilas pats norės sėsti į karaliaus vietą. Ir aš sakiau, kad Tautvilas sulauks saulės tekėjimo. Trainiau. Kaip man tas neatėjo į galvą. Tau dar daug kas neateina į galvą. Dabar ieškosiu Algimantą. Bandysiu jį prikalbinti. Esame bičiuliai, tikiuosi greitai viską sutvarkyti. Bet prieš tai padėk man susitikti su Morta. Kaip tik Morta mums reikalinga labiausiai. Čia turiu indelį su nuodais. Iš pačios Romos. Su popiežiaus palaiminimu. Jeigu mums nesiseks su durkais, tegu stoja pagalban Morta su šito. Aš manau, jis sugebės. Sugebės. Šaukiai? Šaukiau. Koks nuovargis sąnariuose. Kad nors ši naktis būtų pasibaigusi. Kas eina? Atėjau pranešti valdovę, jog tavo sūnus Vaišvilkas nori su tavimi kalbėtis.
Vaišvilkas ateina pas mane. Tai geras ženklas. Ar jis apsigalvojo? Nežinau, valdove. Jis pats tau pasakys. Neverta laukti. Pasilik, Morta. Tu turi tai girdėti. Kodėl tu dar stovi čia? Dėkoju karaliau, mano tėve už tai, kad panorėjai mane išklausyti. Žinojau, kad mano sūnus Vaišvilkas ateis, kada jo laukti. Vadinasi, persigalvoji ir lieki čia. Ne. Mano žirgas jau pabalnotas. Aš išvykstu kelionin, kaip esi įsakęs. Jei Vaišvilkas būtų persigalvojęs, karalius atšauktų savo žodį. Ne. Nepersigalvojau. Mano dvasia nesviruoja. Noriu su tavim pasikalbėti paskutinį kartą. Tai kalbėk. Ir pasistenk trumpiau, nes neturiu laiko. Man rodos, tu iki šiol nesupratai, kodėl aš tave palieku. Tai darau ne todėl, kad esi pagonis, o todėl, kad esi negailestingiausias ir neteisingiausias iš visų karalių. Aiškiai kalbė, sūnau. Kalbėk toliau. Tam ir atėjau, kad kalbėčiau. Tavo didžiūnai dreba prieš tave kaip silpnys šunyčiai. Nuo tavo žvilgsnio jie puola žemėn. Jie tau niekada nepasakys, ką galvoja. Tavo Vaišvilkas mirties nebijo. Dievo garbę jis jos net siekia. Aš myliu tave labiau už visus. Ir todėl sakau, tu išžudėjai savo brolius. Nugalabėjai savo giminės, bičiulius vieną po kito. Tu norėjai tapti galingas. Ir tu tokiu tapai, nes ne vieno iš jų nežudėjai iš anksto neapgalvojęs. Būdamas svetur, maniau, kad tu pakeitei savo būdą. Bet einant į šią pilį, mano koja vėl užkliuvo už lavono. Taigi tu nepasikeitei, karaliau. Tėve mano, tu gi likai toks pat kaip seniau. Kraujas tau reikalingas išlaikyti valdžiai. Matai, mus skiria ne tai, kad aš esu krikštytas, o tu pagonis, o tai, kad aš tarnauju meiliai, o tu amžinai neapykantai. Taip, aš tarnauju meilį ir ją išpažįstu. Tokia mano bažnyčia. Tu nužudėjai Daujotą, seną žmogų, kuris neslėpė durklo savo rūbose ir piktos minties savo širdyje, bet tau dar šito nepakanka. Tu įsigeidei savo artimo žmonos, o tai jau baisi nuodėmė.
Jau sakiau, kodėl tai pasielgiau. Taip. Tu tvirtinai, kad mano motina prieš mirtį šitaip tau liepė pasielgti. Ir todėl aš Dievo vardu tave perspėju, tugi. Meluoji, karaliau, mano tėve. Negi mano motina, kuri buvo tikinti ir krikštita moteris, galėtų liepti vesti tau, savo seserį, kito vyro vaikų motiną. Ašgi netikiu tau. Ir netiki tavimi ne vienas, kam tu tad pasakai. Ir todėl savo Dievo vardu tavęs prašau. Atsižadėk šitos moters. Ji graži ir kilminga, bet ne tavo. Jeigu laukia atsakymų, jaunikaitė, tai atsakysiu tuo, ką prisiekiau dievų šaukdamasis. Ši moteris yra ir liks mano. Tuomet Dievo vardu aš tave prakeikiu, karaliau, tėve mano. Vaikinė, kuris anksčiau buvai mano sūnus, eik greičiau šalin, nes nueisi tuo keliu, kuriuo nuėjo Daujotas. Tu, karaliau, kuris anksčiau buvai mano tėvas, nenoriu, kad tu būtum savo sūnaus žudikas, todėl išeinu. Lik vienas su savo nelaime, gyvenk, valdyk, jeigu pajėgsi. Dabar ir tu tą girdėjai. 100 baisių žodžių, kurių kiekvienas nusipelno kalbančiojo galvos. Ir aš nepaėmiau durklo, nepakviečiau sargybinių, kad nubaustų išsišokėlį. Negalvojau, kad tapau ištižėlis, jei nepadariau to, kas man dėrėjo. Tai buvo mano sūnus. Jis spjovė man į veidą tuos bjaurius žodžius. Vaišvilkas, kurio sugrįžtančio laukiau tiek ilgai. Tik tai Dievai žino, koks brangus man buvo šis berniukas, kai jis buvo mano sūnus. Kartas sužeistas, jis 8 dienas nesikėlė iš patalo. Ir aš 8 dienas ir naktis sėdėjau šalia jo ir nekarto neprisiliečiau prie valgio. Dabar jis ateina ir dėkoja, kaip sugeba. Jis turėjo šviesų ir guvų protą, tas berniukas. Šitas vyras, kuris buvo mano sūnus. Tai aš jį pasiunčiau pasaulin, kad eitų ir mokytųsi klausyti ir įsakinėti. Bet gudriai vienuoliai buvo apsukresni už mane. Jie palenkė jį prie savo Dievo. Jie atėmė jo protą ir širdį. Ir Mindaugui nieko nepaliko. Ak, Morta, kad tu žinotum, koks elgeta yra šis karalius, dabar stovintis prieš tave. Tai jie mane apiplėšė. Šitie žmonės, kurie sako mane plėšiku esant. Ne, tai nebuvo mano sūnus.
buvo vienas iš tų kelių šimtų gyvenančių iš mano malonės ir kasdien supančių mane. Tik jie per daug ištižę ir bailus, kad savo valdovui akis pasakytų tai, ką apie jį galvoja. Va išvilkas, kuris buvo mano sūnus. Yra teisingas ir drąsus. Jis turi mano kraujo. Jis pasakė tai, ką visi apie mane mano. Tas užniurės šunys. Jie visi pabruka uodegas, vos tik man pasirodžius ir pašiaučiu šerius, kai tik atsuku nugarą. Karalienė, aš žinau, kad man tarnauja tik vergai, kurie klauso manęs ne dėl to, kad manęs myli, o dėl to, kad manęs bijo. Kiekvienas tik ir laukia progos įsmeigti durklą mano nugaron. Kai būtų paglostyta mano savimylė. Jeigu aš žinočiau, kad tarp jų yra bent vienas vilko genties, kuris drąsiai iššieptų dantis prieš mane. Bet tokio nėra. Plėšiau, papirkinėjau, užmušinėjau. Taip aš tą dariau. Ir darysiu ir toliau, jeigu tik dievai man padės. Nes jie supranta ir žino daugiau negu žmonės. Bet ar kas nors paklausė, kada nors, kodėl aš tą darau? Ne. Kiekvienas rūpinasi tik savimi. O Mindaugas turi galvoti apie visus. Tu stebėsi mano žodžiais, karalienė. Nejaugi ir tau atrodo, kad mano mintis sukosi tik apie tos, kurios nori apiplėšti ar nugalabyti. Taip, aš laku kraują, bet nė vienas nežino, kaip man tas yra bjauru. Ar aš nežinau, kas yra gera ir kas yra bloga. Bet aš tik kalbėčiau savo kunigaikščiams, jie mane išvelgtų vien silpnumą ir nustotų drebėti prieš mane. Kas turi valdžią, tas kitaip negali. Tu labai gerai žinai, karalienė, kad mano valstybėje nėra nei vieno žmogaus, kuris mane mylėtų. Mano valdžia didelė, bet aš negaliu įsakyti mylėti. Labai sunku galvoti apie kitų gerovę, kai žinai, kad sulauksi tik neapykantą ir pagiežą. Ir man būtų daug lengviau, jeigu atsirastų žmogus, kuris žinotų, kokia sunki yra ta našta. Todėl tau tą sakau. Dabar apie brolius. Vieną aš nukoviau, kitą išvijau ir jų žemės pasėmiau savo valdžion. Pradžia visada yra sunki ir man buvo nelengva. Bet Dievas mato, visą tai dariau tam, kad mes visi būtumėm kaip vienas. Bet mano broliai norėjo valdyti atskirai. O du atskirų sričių valdovai yra 2 kart silpnesni negu vienas įsakinėjantis 2. Ir man reikėjo tapti stipriam, nes norint padėti silpnesniajam, reikia turėti daug jėgų. Jeigu aš nebūčiau sujungęs jų sričių, tai būtų padarę jotvingiai arba rusai. Jie būtų nužudę ne tik tai mano brolius, jie būtų plėšę ir žudę visus. Kartu su kunigaikščiais būtų išmirusios ištisos sritis ir gentis. Aš galvoju, kad geriau kelis pražudyti. Nors tai būtų ir broliai. Bet šitaip išgelbėti ištisas gentis. Man atrodo, kad gentis geriau negalbingai išgelbėti, negu garbingai jas pražudyti.
Aš žinau, kad turiu saugotis, nes mane supa vien šunys ir žudikai. Jeigu būčiau vilkolakis, tai man būtų didelė laimė. Bet matai, esu tik tai žmogus. Man taip pat vieną kartą reikia draugo, dėl kurio būčiau ramus, kad jis neįsmeigs man durklo į nugarą. Ir tokį žmogų aš turėjau visada, jam pačiam to nenujaučiant. Šiandien pasakiau savo. Ši moteris tau atstoja viską. Ir tai nebuvo karalienė, mano sesuo. Ne. Tai buvai tu. Juk tą tolimą dieną atvykau su savo žmonėmis pas tavo tėvą, tau pasipiršti. Man tada atrodė, kad aš mirsiu iš laimės. Aš džiaugiausi tavo žingsniu, tavo išdidžiu žvilgsniu ir maniau savo. Štai karalienė. Bet tavo tėvas, akis gudriai primerkęs, man pasakė, Morta dar vaikas, bet aš turiu kitą dukterį, kuriai metas tekėti. O Mindaugas tų žodžių apstulbintas galvoja tik tai apie tave. Ir Mindaugas negalėjo laukti. Giminystė su tavo tėvu jam buvo reikalinga, kad įgytų valdžios. Ir vietoj jaunesniosios jis išsivedė vyresnėje dukterį. Žinojau, kad tai reiškia tokie išdidžiai merginai kaip tu. Žinojau, kad pradėjai manęs nekesti taip, kaip anksčiau mylėjai. Bet tai buvo dar ne viskas. Išaušo diena, kai Daumantas atėjo pas tavo tėvą pirštis. Ir tavo tėvas klausė Mindaugo valdovo, ką man daryti. Ir Mindaugas valdovas atsakė, duok ją Daumantui. Bet ką tas reiškia man? Niekas nežinojo. Daumantas buvo stiprus, žmonių mėgiamas. Ir Mindaugui buvo reikalingas kaip draugas, kad įtvirtinti valdžią. Žinojau, kad pradėjai manęs dar labiau nekęsti. Ir šiandien pasakiau savo. Atsiimu tave iš Daumanto. Tai bus pirmas kartas, kada aš padarau taip, kad man nuo to būtų gera. Pagaliau Mindaugas turi draugą, kurio nereikia bijoti. Tikėtis, kad jis įsmeigs durklą į nugarą.
Kas čia? Sargyba! Ko nori? Šokiai valdomi. Eik, bet būkit netoliese. Vadinasi, ir tu slapta nešeisi durklą. Žinojai, kiek jis gali tau kainuoti? Žinojau. Argi aš prašau pasigailėti? Išdidėjusi kunigaikštienė. Ir brango durklą nešiojas. Kas jis tau davė? Daumantas, žinau. Žinoma, prarasti tokią žmoną nėra lengva. Ir aš griebčiausi durklo. Tik tai neįmo moterį rankas jį duoti. Kaip gudriai jie sugalvojo. Aš ieškoju draugo. O jie nori, kad aš atrasčiau priešą. Aš vedžiau žmoną. Karalienė. O jie jau žudikė. Ak, dievai. Nejaugi jūs neturite nei vieno žmogaus. Mindaugui atsiųsti pagalbą. Kągi, jei jūs taip norite, dievai, kovosiu vienas prieš visus. Tu žūti nuo to paties durklo. Tu. Nuo šios akimirkos tu esi Daumanto žmona. Mano karaliau. Matyt, mylėjau tave daugiau. Negu karaliui buvo leista. Mano valdovė. Žudysiu žmonės ir toliau. Ir aš tai darysiu todėl, kad jos labai myliu. Ir jie nekęs manęs už šitą mano meilę. Užmirš senai vilkolakį. Kaip jis ir užmirš, kad vieną kartą norėjo būti laimingas. Aš tau sulaužiau durklą. Imk manai. Vietoj to. Atleisk, valdove, bet mums laikas į kelionę. Kur taip? Kunigaikščiai tavęs jau laukia. Teisybė. Liepk balnoti žirgus. Pasilik su manim. Ką sakai? Aš pasakiau tai, ką labiausiai norėjau nuslėpti. Pasilik su manim. Kunigaikštienė. Tu reikalauji iš manęs per daug, Morta. Kaip aš galiu apgauti vadus, kai jie susirinko ir laukia manęs? Dabar pats metas juos nuraminti. Jie yra mano draugai. Saugokis draugų, Mindaugai. Tu bijai dėl manęs. Trainius jos su manimi. Jo labiausiai saugokis.
Karalienė, tu pati nežinai, ką kalbi. Aš pasitikiu Trainiumi, kunigaikštienė. Taip pat žinau, kad mane ruošiasi užmušti. Žinai. Ir kad Trainius eina su jais. Bet tai jis daro su mano žinia. O kodėl nežinojai, kad slepiu durklą? Trainius tai žinojo. Bet vis tiek nepasakė. Taip, žinojau. Bet šita moteris tave buvo užkerėjusi. Jeigu aš tau būčiau pasakęs apie ją ką piktą, tu būtum pradėjęs mane laikyti savo priešu. Teisingai pasielgė mano bičiuli. Taip pat teisybė, kad ši moteris turi ginklą. Bet čia mano durklas. Aš pats jį padovanojau. O tu, kunigaikštienė, neužmiršk, kad šitas vyras man ištikimai tarnauja jau daugelį metų. Nereikalauju, kad manim pasitikėtum. Prašau vieno. Neik. Neik, kur šiandien tavęs laukia. Aš būsiu ten, kur manęs laukia. Ar viskas paruošta Trainiui? Kaip jūs sakei, valdove? Eik žemyn, aš tuoj ateisiu. Prisiek, kad saugosi mano sūnus Rupeikį ir Ruklį, jeigu ateitų laikas. Prisiekiu. Man metas. Morta, ką tas reiškia? Tu kaltinai Trainių sąmokslų? Proto netekai. Tau rūpi Trainiaus gyvybė? Jis krisdamas patrauks ir mane su savimi. Ką jūs sumanėt prieš Mindaugą? Jeigu mane čia kas pamatytų, aš žuvęs. Ką jūs sumanėt prieš Mindaugą? Jis išėjo, kad nebepareitų. Dabar aš prakeikiau tą dieną, kai prisiekiau Mindaugą nužudyti. Seniai nekenčiu tavęs, Daumantai, ir nekesiu 100 kartų labiau. Kai padarysiu tai, ką esu prisiekusi. Morta, tu jau nebežinai net, ką šneki. Aš žinau, ką šneku, bet Mindaugo sūnums neturi nieko atsitikti. Aš prisiekiau jo saugoti. O tau ir nereikės priesaikos laužyti, nes aš nieko neprisiekiau. Duok durklą. Aš tau grąžinsiu, kai tik reikalas bus sutvarkytas.
Atsimink Daujotą prakeikimą. Mindaugas turi žūti nuo savo durklo. Argi dabar jis ne mano rankoje? Kas čia klausos? Kas čia klausos? Gyvatė. Neliesk. Tu teisi, mano žmona. Jos nereikia liesti. Nenuodinga. Tegu gyvena. Kodėl klausėsi? Pasislėpusi? Kas liepė? Mano tėvas. Kunigaikštė Nemorta gelbė karalių. Klausyk, ką pasakysiu. Eik pas Mindaugo sūnus, budėk prie jų. Aš nedaug ką galiu. Sargyba padės. Gelbė karalių kunigaikštė Nemorta. Eik. Sargyba! Ką įsakysi, valdove? Žirgą. Dabar? Sakau, žirgą. Klausau. Kasgi čia, valdove? Pusiau keliai netarės nuo žodžio, tu pasukai žirgą atgal. Vadai susirinkę laukia. Te laukia. Vadinasi, tu patikėjai Mortą. Man atrodo, kad čia moterim tu per daug pasitikė. Aš nepasitikiu nei vienu trainiu. Paminėjai Mortą. Pakvieskit čia. Palauk. Kas eina? Ateiname kviesti tavęs į susirinkimą, valdove. Susirinkimas neįvyks. Susirinkimas neįvyks. Ne. Kaip čia yra, valdove? Aš sukviečiau žemaičius tavo vardu, o tu sakai neisiu. Te nesupykstant manęs žemaičiai. Bet vargas tiems, kurie pykčia mano nusipelnė. Aš tikiuosi, jog manęs tame būryje nebus. Daumantas. Ar tu negavai įsakymo dar šią naktį prisijungti prie karių? Taip, valdove. Tačiau žiniams pasiteiravus dievų valios, jie atsakė, tegul Daumantas šią naktį lieka pilyje. Tu to jau pat išvyksi. Skobo! Eikite visi. Nei vienas man nereikalingas. O matau, kunigaikščiai, jūsų ketinimus prie juostos pakabintus. Karaliaus nužudyti atėjote. Sargyba! Tai Trainius jums pasakė, jog sargybiniai išvyko į susirinkimą. Bet jūs nežinote, jog juos pasivijau ir liepiau sugrįžti. Suimkite juos ir nukirskit galvas. Ramiai! Ir tu, Trainiau, suimkite ir jį. Atgal, vyrai! Jūs visada kovėtės už Mindaugą. O kokį užmokestį gavote? Jūs mūšio laukia kaunatės kaip vilkai. O vyrų tai esate tik Mindaugo šunys. Jisgi nekenčia visų. Jis pražudys visą kraštą, jis pražudys mus visus. Mes nutarėme nužudyti karalių ir padaryti galą jo prievartai. O dabar, vyrai, atsakykite man. Ar norite ir toliau tarnauti Mindaugui kaip vergai? Ar išduosite jį teisingam teismui? Ir kiekvienas gausite savo sritį, kurios nusipelnėte.
Mes liekam su tavim, Trainiau. Tuomet eikit lauk. Kariai neturi matyti, kaip žūsta jų valdovas. Senasis vilkas jau negyvas. Bet jaunesniai vilkiukščiai miega savo urve. Kas su manimi? Nė vienas. Įsiversiu be jūsų. Tu kvailys. Trainiau, negi galvoji, kad su Daumantu susidarosi be manęs. Aš pasiskubinau, bičiuliai. Kunigaikščiai jau pradėjo dalintis Mindaugo valstybę. O tu ją nori gauti nedalintą. Manykit, ką norit, o aš darysiu, kas man reikia. O tau labiausiai reikėtų Daumanto bijoti. Taip, Mindaugo neįsigandau, įsigasiu jo tarnų. Turėsi Polocką, jeigu mums padėsi susidoroti su Daumantu. Kad vėliau būtų lengviau pribaigti mane. Dėkoju, vyrai. Nenoriu jūsų grobiau dalytis. Tautvilas. Prieik, arčiau. O aš maniau, esant tave protingesnį. Norėjai Vorutoje Mindaugo karūną gauti, bet atėjai čia ją prarast. Man tai reikia tik tai pasilenkti, kad aš ją galėčiau pakelt. Vienas iš jūsų turėjo žūti. Pamaniau, tegul tai būna Tautvilas. Išgerkim. Išgerkim. Į sveikatą. Į mano ar tavo? O gal taip? Į naujojo karaliaus sveikatą. Į naujojo karaliaus sveikatą. Tu Tautvilą nudūrei todėl, kad jis buvo stipresnis už mane. O su manim tikiesi susidorosiąs daug lengviau? Tikiuosi. Šį kartą apsivilsi. Pamatysim. Tavo paties nuodai. Su popiežiaus palaimė.
kilnioji žmona. Mes taip ilgai laukiam šios akimirkos. Ir jinai dabar atėjo. Dabar klausyk, ką pasakysiu. Tu esi karalienė. Jie visi gulės prie tavo kojų. Aš nusiunčiau žygūną, kad ateitų mano vyrai. Jie tuoj bus čia. O karaliaus palaikus reikia išnešti. Pažiūrėk, karalių neša. Jis išeina ten, iš kur nebegrįžtama. Karalius išeina. Ir aš, Daumantai, išeinu. O tu jau gailėsi? Dėl to, kas čia atsitiko? Jeigu aš būčiau žinojęs, kas atsitiks, aš niekada nebūčiau sukilęs prieš Mindaugą. Anksčiau reikėjo bijoti jo vieno, dabar kiekvienas turime bijoti visų. Mes naikiname vieni kitus. Grįžtu pas Žemaičiaus, perspėsi juos apie lietuvių nelaimę. Palauk! Ar tik nepasiuntinys jo į pravartus? Taip, jis bėga čionai. Iš kur tu, svetim šalį? Iš toli! Rūpinosi kuo greičiau pamatyti Mindaugą! Ko tau iš jo reikia? Ta pasakysiu jam pačiam. Aš esu vietoj karaliaus. Kur Mindaugas, aš klausiu? Jeigu jis miega, prikelkite jį. Jis nesikels. Jam reikia keltis. Tegu jis būrė draugiam karius. Pavojus arti. Koks pavojus? Totoriai eina. Jeigu jis neis prieš juos, mes žūsime. Veskit mane pas valdovą. Štai čia jūsų valdovas. Kol laukite, pulkite ant kelių, maldaukite didžiojo chano malonės, kol dar laikas. Mūsų ordas kaip geltonas viesulas, greit rysis per jūsų galvas. Tegul renkasi kariai! Kuris čia bus tasai, kuris juos ves prieš totorius? Aš. Ak ne. Tu tik moki nuodus maišyti. Moki durklą nugaron karalių įsmeigti, bet karo pulką vesti ne. Čia reikia tokio vyro, koks buvo Mindaugas. Bet jo jau nėra. Morta! Kur mano žmona? Jis seka paskui Mindaugą. Aš matau tik tai liepsną ir dūmus. Pakelk akis aukščiau, Daumantai, ji lipa ant laužo. Morta! Tegul neleidžia jos! Tegul traukia žemėn! Morta! Kol dar nevėlu! Jau vėlu. Jos rūbai jau liepsnoja ir karėjas sveikina kaip valdovė. Oi, dievaičiai. Ten dega mano žmona. Ai, vyrai lietuviai. Ten dega jūsų valstybė.
Thank you.